Geras su tėvu, su tėvais kartu va taip melstis. Ką jaučia to dušė? Paklausk. Gera. Gera. Tai ramu yra. Ramu. O kai jūs nueinat į mokyklą, jūs einat tokia labai gražia kitokia šukuosena. Kaip jūs jaučiatės ar bendraamžių? Visaip yra? Visaip. Nu, juos mes leidom nuo 1 klasės čia vat kaimo mokykla, Šilpaberžėj. Ir, žodžiu, važiuojam į šventes, mes vat tai būna, kad po švenčių šiaip, nu, tą formą, visą uniformą tiesiog malonu dėvėti. Sako, kaip vat kunigas ar policininkas turi savo uniformą, čia irgi tokia dvasinė, žodžiu, tai šukuosena irgi. Ir paskui eina į mokyklą, tai klausdavo, kas čia per šukuoseną, kam ta kasytė ten. Tai jie patys sumastė buvo, mes neįmokinom, kad sako, tai čia vegetarų šukuosena. Paskui po kurio buvo papolė, kad atvažiavo svečių tokių, žodžiu, dvasinė mokytojas ten buvo. Ir su tais ženklais tylakom nuėjo į mokyklą. Ir sako, ką čia prisipaišė, kas čia ką. Tai sako, čia vegetarų ženklai. Tai jie vat ant to vat nurašė ir tokių konfliktų kažkaip, kas liečia va to, tai taip. Ką reiškia ta šukuosena ir ką reiškia šitas ženklas? Taip, ženklas jisai skaitosi Dievo tarnų tarnas. Tarnas tiesiog vat, skaitosi višnų pėda. Višnų pėda, tai skaitosi, kad tu esi dvasinė siela, kad tu tarnauji Dievui. Nu, toks vat ženklas, jisai labai senovinis. Pavyzdžiui, Indijoje tai įvairiai ten žymėsi, yra linijos, tai Šiva tai vienas iš Dievo, kaip pasakyti, pavaduotojų, tarnų. Nu, žodžiu, tai nėra tas absoliutus. O šukuosena tai skaitosi vienuoliai arba šiaip mokiniai, kad švaru būtų. Tiesiog švaru, labai lengva nusimaudyti, nusiplauti. O kasytė tai skaitosi, ten tas yra sūkurys, čia vat, toksai, žodžiu, iš plaukų ten, nu, energetika tokia ten, vat, ją palanku, žodžiu, turėti sruogą plaukų ir mazgas užrištas. Moterims to nebūtina. Ar kad neišeitų teigiama ta energija iš žmogaus smegenų, tarkim, ar kad ateitų į žmogų? Kad neišeitų, kad neišeitų ir plus, kad, sakykime, jeigu vyriškis jisai vedęs ir jisai vaikšto su tokia šukuosena, tai moteriškės kitos įprastai nelabai žiūrėti, nėra tai patrauklu. Tai viena iš tokių apsauginių gal funkcijų, žodžiu. Nu, tiesiog, jeigu turi šeimą, okei, viskas, nu, nereikia ten kažko ieškoti. O ženklas moteriai, vat, kaktoj? Čia vadinamas bindi, šiaip puošiasi taip. Tai yra puošmena? Taip, čia puošiasi. Tai nėra kažkur esu girdėjusi, kad vedų kultūroje tai yra lyg ir uždengia tą trečią akį. Nu, gali būti tai yra kažkokia apsauga? Čia, jo, taip, kaip ir apsauga, nes kaip sako, daugiausia vyras į moterį, kai žiūri ir daugiau dėmesio į ryškius daiktus atkreipia. O jeigu nebūtų bindi ir atkreipia žvilgsnį, sako, į lūpas krenta, tai sukelia geismą vyrui. Ir čia daugiausia tokia, vat, kaip ir apsauginė, kaip ir nukreipia žvilgsnį, va tokį. Ir dėl grožio, ir dėl trečios akies galima daug priežasčių. Nu, jeigu dar taškas raudonas, tai ištekėjus, jau mergina, moteriškė, žodžiu, ištekėjus, skiriamas į ženklą, žodžiu, kaip yra. Ar jūs randat bendraminčių vedų kultūros pasiekėjų? Kaip čia pasakius dabar, tai jau nėra pradžia, jau ten keli dešimtmečiai tas judėjimas, žodžiu, tai ne tai, kad sunku, bet kitos kokybės žmonės šiek tiek. Jie laisviau bendrauja, mintis reiškia, žodžiu, nėra kažkokie taip labiau užsidarę, o šiaip tokie ieškotojai daugiau. Menininkai įvairūs, dainininkai, muzikantai. Tarp meno žmonių daugiau? Ko gero. Studentai, žodžiu, kurie ieško kažko, tai sako. O šiaip tai yra, skaitosi, dar toks niuansas yra, kad jeigu judėjime, toj kaip organizacijai, vakaruose, tai yra išventinimai. Žmogus turi turėti mokytoją dvasinį, kiekvienas. Skaitosi, kad mes ir galvojam, kad neturim dvasinio mokytojo,
Tai pirmas dvasinis mokytas yra tėvas ir motina. Žodžiu, paskiau mokytojai tie, kurie mokykloje mokina mus. Ir paskiau, jeigu mes jau ieškom grinai dvasinių žinių, susirandam savo dvasinį mokytoją, jis duoda nurodymus, kaip mes galim dvasiškai tobulėti. Na vat, ir žodžiu, toks ir tų išventintų, sakykime, Lietuvoje, jau kurie rimtai tą filosofiją, kaip pasakyti, panirė, jis ieško, tą visą tradiciją pritaiko, tai koks gal yra apie 2000 su išventinimai, žodžiu. O šiaip vat, prijaučiančių tai susidaro taip, nes tai nėra labai paprasta įvykdyti tas sąlygas, gautintiem šventinimams, nes reikia susitvarkyti savo gyvenimą, mitybą. Kodėl būtent mitybai labai daug skiriama, daug akcentuojama mityba? Kodėl? Kodėl tai ne mėsa, kodėl tai va būtent kaip ir ne kiaušiniai, ne, ta prasme, kodėl būtinai turi būti vegetarai žmogus? Kodėl tiek daug dėmesio mitybai? Kodėl? Dėl to, kad kiekvieną dieną žmogus valgo ir apskritai, vat, mes dabar, kaip nesenai skaitėm tą posmą, pats viešpats sako, Bhagavad Gita, kad pasiūlyk man su meilė ir pasiaukojimu gėlę, latelį ir vandens, aš priimsiu tavo auką. Ir kaip sakoma, jis to smurto, tokio vat, maistas su smurtu, kuris jau buvo susilietęs, jis nepriima to. Tai mes ir vadovavomės to, kad jam tik siūlom tokį vegetarišką maistą, galima sakyti, ten, kaip buvo rašoma ir žemiau, grūdai įvairūs, daržovės, vaisiai, pieno produktai. Žodžiu, platus labai ratas, nors atrodo daug kas pasako, kad ką jūs valgot. Šiaip tai yra daug, be mėsos, ten žuvies ir kiaušinių yra daug, ką galima valgyti. Kažkada tai vaikai užaugs, išeis, nebus taip arti šalia jūsų. Jeigu jie atsisakys to, jūs kaip nors stengsitės paveikti juos? Na, žodžiu, gauti išventinimą, tai reiškia, kad žmogus pakeitė savo charakterį, savo nuostatą, savo požiūrį į gyvenimą. Į viską jisai paprasčiausiai tapo kitoks. Ir gal pačioje pradžioje žmogui atrodo, kaip aš čia dabar, ką valgysiu, nėra ką valgyti, žodžiu, ten atrodo, vat, o vaikams tai, kol jie gyvena su tėvais, jie turi laikytis tėvų standartų, jie kitaip ir nežino, jie, kaip auga nuo pat pradžių, nuo mažens, o paskiau tai jų reikalas, bet tėvų pareiga, skaitosi pagal vedų šventraščius, nebūti šykštuoliais. Šykštuolius pagal vedų sampratą yra tas žmogus, kuris neduoda dvasinių žinių. Praktiškai, jeigu tėvai savo vaikams kažkokiu momentu neduoda supratimo, kas jis yra, kad jis siela yra. Ta siela sėdi kūne. Va, tas kūnas, jisai gimė, sirgs, paskiau pasens ir numirs. Jis tokia pagrindinės tokias nuostatas turi turėti. Tai jeigu žmogus tai duoda tėvai, tai čia paskiau jų problemos. Tiesiog jeigu padaro tėvai viską, ką gali padaryti, patys taip gyvendami, aišku, 100%, kaip pasakyti, labai retai būna, kad žmogus, įvairių pagundų pilna ten. Į miestą išeik ten, nors pagal vaikus žiūrint, tai vat, kai nuvažiuojame į miestą, tai jiems ten tragedija, eit Maksimai kažkur pro tas mesų skyrius. Jiems tiesiog šokas, kaip, ką tik lakstė, gyventi norėjo, žodžiu, gyvūnas ir dabar jau galima nusipirkti puodą, žodžiu, kažkas nerealaus jiems ten, žodžiu, toks, va, tai čia jų jau reikalas, kaip pasakyti, čia nebesukontroliuosi, čiagi neįsivaizduoju net būdo, kaip tai galima būtų daryti. Šiaip šeimoje svarbu pagrindas jau duotas yra. Šeimoje, va, tėvai davė pagrindą, tą švaros standartą laikytis, tiek kūno, tiek sielos. Va. Ir jie vis tiek gyvenime tą turės jau. Ir jeigu kad ir nuklystų jie į šoną, kaip sakoma, jie pajus tą skonį, žemo lygio skonį. Ir jie būtinai tikrai, aš galvoju, kad sugrįž prie to aukštesnio skonio savo įgyto. Jo, nes pašneki su vyresniais žmonėm,
Sako, nu va, aš kai buvau ten mažas, ten pas tėvus gyvenau, ganiau, valgiau ten tą, na, ten, žodžiu, jis prisimena. Ir aš manau, kad save panalizuoju. Mano vasaros, vaikystės vasaros pas senelius prabėgdavo. Ir aš matydavau, anksti atsikeliu, kažkaip pabundu, žiūriu, močiutė meldžiasi. Ten Kristus, Marija, ten brazdėliai tokie, žodžiu. O mokykloje būdavo priešingai, žodžiu, Dievo nėra. Taip. Gagarinas pasižvalgė kosmose, sako, nėra Dievo, žodžiu, nepamatė. Ir aš galvojau, kaip tokie, nu, seni žmonės, rimti, meldžiasi Dievui. Ir vat viena iš priežasčių, ko gero, nuo tada irgi buvo, kad kažkaip susidomėti, pasigilinti filosofiją. Ir, žodžiu, tai toks, vat, tai su vaikais problemų kažkokių ten nematau, kad reiktų jaudintis. Gali būti visko, galbūt bus, bet gal ir ne. Vat, sakykime, į Indiją ten pažįstamas važiavo, pažįstamas vežėsi butelį lauktuvį. Nu, užpiltinės kažkokios ten lietuviškos. Ir ten pas tą indusą, žodžiu, nuvažiavo ir tipo dovanų jau jisai norėjo padovanoti. Tas indusas sako, ką tu vaikeli? Sako, aš 55 metus alkoholio nesu nei matęs, nei gėręs, nei ragavęs. Tai sako, aš dabar nenorėčiau to viso, žodžiu, tai kita samprata, žodžiu, tokia vat.